Ropte! Crash B. Hop! Ką? Filmuojam? Šiandien norim turbūt pakalbėti, kokius žaidimus žmonės žaidžia šiuo metu ant savo kompiuterių. Ir tai turi būti nemokamas žaidimas. Tai yra League of Legends, MOBA, jeigu tau tai patinka. Žmonės kažkodėl šitą žaidimą žaidžia, aš nesuprantu. Rocket League'as, mašinėlės, kamoliukas, futbolas, good shit. Dar vienas honorable mentionas yra tada Marvel Rivals. Per daug apie šitą žaidimą nežinau, bet jeigu nori pažaisti su visais iš savo populiariausių Marvelio herojų, Marvel Rivals yra jums. Tai dabar einam į top trejetuką. Numeris 1 šiuo metu yra Apex Legends. Aš sakyčiau, jisai yra, jeigu Overwatch'as ir PUBG turėjo biškį tokį nesveiką vaiką. Ir gavosi Apex Legends. Smagu žaidimas, daug valandų esu praleidęs ant jo. Sekantis žaidimas, čia kai kurie žmonės irgi turbūt labai džiaugsis, kad šitą paminim. Tai yra Genshin Impact. Turiu daug pažįstamų, kurie šitą žaidimą žaidžia. Jisai yra smagus, jisai yra paprastas anime stiliaus žaidimukas, man jisai per lėtas. Jisai tarsi Breath of the Wild, bet dar lėtesnis. Trečioji vietoje yra Counter-Strike 2. Man atrodo, niekada niekas nenugalės šios šaudyklės iš populiarumo pusės. Ir ką galim pasakyti, kad šitie žaidimai realiai veiks ir ant labai mažų specifikacijų kompiuterių. Mes matę, kad Counter-Strike 2 ant medium nustatymų gali pavežti 100 FPS ant kompiuterio, kuris vertas apie 300-400 tik tai eurų. Parašykite komentaruose, kurį iš šių išvardintų žaidimų arba neišvardintų žaidimų per paskutinės 3 savaitės daugiausiai laiko praleidot žaidžiant. Ir parašykit, kiek valandų.